mažiau. Sveiki visi. Tikrai šiek tiek jaudinuosi, nes sužinau, kad kalbėti reikės tik vakare. Trumpai papasakoti apie mano 17 metų kelionę, tai bandysiu sutrumpinti. Tai prieš tiek laiko buvo man nustatyta ši diagnozė, jinai pirmiausia pasireiškia per kelėnus, nes kelėnų pradėjo rinktis vandenis, nugarą pradėjo skaudėti, nes sėdimas darbas, stresuotas darbas, įtemptas, strėnas taip pat ir kreipiausi pas gydytoją ir padarė man tyrimus ir nustatė šią ligą. 2-3 metus tikrai sąžiningai vartojau vaistus, lankydavausi pas gydytoją, darydavau tyrimus, tai tyrimai šiek tiek pagerėdavo, man gal šiek tiek leisdavo tų vaistų nevartoti, bet kai jie šiek tiek vėl nukrypdavo nuo normos, tiesiog man pasakė gydytoja, kad geriau nežaiskim ir toliau vartokim, prilaikykim tą būseną. Tai tada man atėjo tas toksai suvokimas, kad tai bus be galo, tiesiog vartoja tos vaistus, o aš buvau labai jauna ir dabar jauna esu. Ir suvartojau sąmoningai paskutinę pakutę tų vaistų, ten gal po 3 rūšių, nuo kurių man ir nelabai gera būdavo. Ir sąmoningai aš nutraukiau juos ir pradėjau ieškoti natūralių būdų. Tai vat, turbūt mano tas kelias buvo, kad aš pati labai taip drąsiai elgiausi, ieškau tų būdų, tai dėdavau ir dėles, eidavau į netradicinius masažus, kur tave ten taip ištampo, atitranko, atrodo, dar vos išeini iš jo. Akupunktūrą, taip pat lankiau, visokius pleistrus kaitinančius dėjau, arbatos, kad valytų organizmą. Apie mitybą kažko ten nelabai aš tam domėjausi. Kažkaip dabar pagalvoju, kad tikrai keista. Bet ką aš noriu pasakyti, per tą laikotarpį buvo tokių akimirkų, kai aš negalėdavau išlipti iš lovos, kai naktimis tiesiog reikėdavo tiek susikaupti, tiek pastangų, tu įkvėpi oro ir tiesiog atrodo po sekundę vertiesi ant kito šono, visa sustingusi, nes jau ranka nutirpo, gulant ant vieno šono, bet reikia apsiversti. Būdavo taip, kad atsisėdi ant lovos krašto šiaip taip ir reikia žengti koją, tau deda visas skausmas per vieną pusę ir pasiremdama tiesiog kažkaip po biškį pradėti vaikščioti. Tai va taip ir žaidžiau su procedūrom, atrodo palengvėdavo, pagerėdavo, tai labai be galo vargindavo, nes aš daugiau nei 15 metų dar dirbau valstybės tarnyboje, tai įsivaizduokite, atidirbau ten iki 5, važiuoju procedūras, ir panašiai. Būdavo tikrai labai tamsių periodų. Nieko nebenorėjau. Norėjau namuose tiesiog užsidaryti, jokių žmonių, jokio bendravimo. Ir gyvenimas yra gyvenimas, būna visko. Ir buvo toks laikotarpis, kai aš nebegalėjau be leidžiamų vaistų. Ir man gyvenimas suteikia galimybę, kurią gavau per savo vyrą. Mano gyvenimą atėjo Eglutė. Ir aš tikrai buvau iš tų žmonių, kurie tikrai skeptiškai žiūrėjau tos papildus, kas tabletėse, tas yra nenatūralu. Bet kadangi jau nebegalėjau kitaip, sakau, Eglutė, sudaryk man rekomendacijas, kaip ką turėčiau vartoti. Užsivedžiau sveikatos dienoraštį, kurį vedžiau metus, kiekvieną dieną rašydavau, kaip aš jaučiuosi, ką aš vartoju, kas pagerėjo, kas nepagerėjo. Nežinau iš tikrųjų šiandieną, iš kur man buvo tiek kantrybės. Buvo tikrai minčių ir mesti, atrodo ir nepadeda, ir su Eglute vėl konsultuojasi ir jos palaikymas iš tikrųjų buvo man be galo labai svarbus. Ir tą gerą tokį rezultatą, nes buvau savo tikrai tokia labai reikli, gal ir tiem produktam buvau labai reikli,
galiu pasakyti, gavau po 9 mėnesių, kad jausčiausi gyvenantį tą kokybišką gyvenimą. Tai šiai dienai jaučiuosi iš tikrųjų nuostabiai. Šiandien dariau mankštą, iš tikrųjų, nedarau aš visą laiką tos mankštos, reikia daryti ją, būtent dar prie tos diagnozės. Aš tokią nuostabą turėjau, kad su kolegė irgi, jinai kažkokią vieną pratimą nepadarė, aš sakau, kaip lengvai, ten jaunystės papratimas atsistoti, aš taip atsistojau. Tai labai labai didžiuojasi ir savimi, kad turiu tiek tos valios, kantrybės ir leidau gal tai galimybei vis dėlto patikėti ją. Ir dar labai noriu trumpai tą vyšnį ant torto, nes iš tikrųjų tai įvyko prieš savaitę. Aš užsirašiau pasitikrinti profilaktiškai dėl savo ligos, nesilankiau pas gydytojus N metų. Nežinau, kaip tai galim vardinti, kas tas yra profilaktiška prie Bechterevo ligos. Nueinu aš pas gydytoją naują ir mano gydytoja varto tą kortelę, sako, nesuprantu, sako, jums iš tikrųjų šitą diagnozę. Sakau, taip, sako, bet po tiek metų žmonės visai kitaip atrodo ir visai kitaip jaučiasi. Sako, padarykim visus tyrimus iš naujo. Sakau, gerai, nes man irgi pradėjo įdomu darytis, gal tikrai kažką suklydo. Tai grįžtu aš prie atsakymo, kraujo tyrimai visi yra idealūs. Jokių uždegimų nėra. Genas nustatytas, taip, prie tos ligos, bet tą geną mes turim daugumą, tik mes daugumą nežinom. Jinai sako, jeigu matyčiau tos kraujo tyrimus ir tik tą geną, tikrai įtarčiau, kad ne ta liga, bet dar kai padarė magnetinį rezonansą, sako, yra ta liga. Ir ką jinai man sugebėjo pasakyti, sako, arba jūsų liga labai eina stebuklingai, sako, aš neturiu kito paaiškinimo, arba sako, jūs esat labai retenybė, kad jums tai pasisekė. Aš gydytojos paklausiau, ar būna tų retų žmonių, sako, būna. Sakau, tai reiškia yra taip, kad būna. Tai Eglutė, kaip pasakojo, komentarą tokį net pasižymėjo, man labai įdomu buvo, kai apie vieną pacientą, savo žmogų pasakojo, kaip ar ne darė operaciją ir, žodžiu, paklausė paskui gydytojas, ką tu darai, kad tu taip išlaikai tą tokią sveikatą, būtent jų man keisčiausia, žinokit, buvo tai, kad gydytoja, kuri dirba būtent šitoj srity, neuždavė man nei vieno klausimo. Tai kągi tu darai? Aš linkiu, aišku, jums pasidaryti vieną žodžiu. Kokius produktus vartoji? Greitai, žmonės laukia. Aš vartoju viską. Aš galiu tik pasakyti vieną pagrindinį, be kurio jau negaliu niekaip, tai yra omega. Ir kai man užeina kažkokia, man tikrai būna tie paūmėjimai ir aš jau pagal savo organizmą suprantu, kada aš atitinu omega dozės ir man tiesiog 2-3 dienos viskas. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, net susirašiau tą frazę, kad sveikata man yra šiandien gyvenimo būdas. Ačiū.